Sveiki atvykę į mano kanalą. Šiandien laidos formatas truputį šiek tiek kitoks. Pasikviečiau į svečius Aurimą iš UBR. Malonu, kad pakvietėte. Malonu, man labai netikėta, aš pirmą kartą tokio formato laidoje. Juokauju. Okay, norėjau pasišnekėti, labai daug klausimų sulaukiu, kaip aš renkuosi automobilį, pagal ką renkuosi automobilį. Kodėl tokie mušimai pas mane ir panašiai. Pas tave nemušimai, pas tave mašinos su išmetimais iš lėktuvo. Ja, iškrytusias iš lėktuvo, taip, tas yra. Tai vat norėčiau papasakot iš savo patirties ir pasiklausti kartu Aurimo. Pradėkime visų pirma nuo to, kad mes perkam labai skirtingus automobilius. Tu perki labiau juos amerikietiškus ir iškritusius iš lėktuvo, o aš dažniausiai perku automobilius vokiškų gamintojų, bet iš Amerikos, bet perku ir tų pačių amerikietiškų. Bet kame yra esmė, kad vis tiek nenori, mes perkam iš ten pat, bet kitokius automobilius. Ir tai šiandien aptarsime, kas yra geriau, o kas negeriau. Tu paklausi manęs, kokią aš pirčiau, o aš turiu paruošęs tau klausimų, kad tu man pasakytum, už kiek galiu pirkti, pavyzdžiui, štai šitą Dodge Challenger. Ar pirktum tokį? Iš principo, būtent šitie automobiliai, Challengeris su į galą gavęs, tai jeigu jis gauna tiesiai į Longeroną, taip sakant. Žmogui nesuprantančiam, kas yra Longeronas, tai čia du basliai per vidurį mašina. Taip, sakykime, pagrindinė konstrukcija automobilio. Tai realiai pats galas turėjau patirties nesitiesina. Ten jį pjaustyti ir panašiai, daug reikalų yra, arba jau net gali kalba būti apie kėbulo keitimą. Tai, viso kėbulo keitimą. Taip, viso kėbulo keitimą. Kas norėtų važinėti per pusę perpjauto automobilį? Sakykime, taip, kaip būna automobilis, kaip anksčiau sakydavo Vokietijoje, ten per pusę suvirintas ir panašiai. Tai aš tokio nenorėčiau išleisti į gatves asmeniškai, tai geriau jau keisti kėbulą. Tada atsiranda kiti niuansai, dokumentai, VIN numeris ir panašiai. Daug problemų atsiranda. Bet čia žiūrėk, mes matome, kad šitam automobilyje yra pažeistas, smūgis kažkaip labai įdomus toks jausmas, kad jisai susisuko ir galų kažkur įvažiavo į stulpą, matai? Jo. Ir šitas smūgis sugėrė jo visą smūgį į galinį sparną, visą, metalo konstrukcija visą paėjo į ją. Jo, bet pasižiūrėk, jeigu jisai sparnas yra jau suspaustas, tai reiškia, ėjo su visų Longeronu ir spaudėsi, nes pagal prieš tai nuotrauką, kur rodėjai, kai tai toks jausmas, kad atidarykim tą nuotrauką prieš tai. Stop. Va čia. Va. Smūgį Longeronas eina va čia, kur 3 tie varžtai, o smūgis atrodo lyg ir čia gavo, tai jau jisai pastumtas su visų Longeronu yra. Jeigu jisai būtų gavęs čia, tai jisai sakyčiau, kad tik tai sparnas nustumtas, tai užteks tik tai viršutinę skardą pakeisti ir patiesinus ir panašiai, bet čia jau bus vienas lifhakas, kurį naudoji ir tu, ir galim pasakyti tavo žiūrovams, kada mašina yra į galą daužta, kaip galima pasitikrinti, ir labai smarkiai yra suėjęs kėbulas, tai yra durų tarpai. Kada yra jau labai smarkiai suėję, dažniausiai durų tarpų iš viso nelieka arba netgi išstumia duris, teisingai? Taip. Tai tada tokias mašinas jau reikėtų privengti. Nes kartais iš tikrųjų smūgis atrodo jisai toks smulkutis, taip, bet kada apsiardai, pamatai, kad ne tas smulkutis. Ir tarp kitko, aš savo klientams bandau paaiškinti vieną dalyką. Viena labai dažna daroma klaida žmonių yra, kad jie visi nori automobilio daužto, bet truputį daužto, kad pakeisti bamperį arba dar kažkokią tai detalę ir nusipirkti jį pigiau. Deja, visi nori, 90% žmonių tokį automobilį, bet pasiekmes, žinokit, yra dar visiškai kitokios, kad tu tikėsi, kad automobilis bus daužtas tik tai truputį, o iš tikrųjų jis atvažiuoja lūžę lempų laikikliai, palenktas kapotas aliumininis, kuris nesitvarko, pažeistas priekinis bamperis ir dar matai, kad dar ir Longeronui kur nors truputį paėjo, o atrodė, kad visai nekaltas smūgis. Ir galiausiai tu sumoki už remonto darbus daug daugiau,
sumokėjai už automobilį daug daugiau ir rezumė tu turi daug brangesnį automobilį, negu galėjai įsigyti šiek tiek smarkiau daužtą. Jo, ir dar vienas yra niuansas tas, kad visi, vat, kaip ir tu minėjai, kad yra ten atseit mažas labai smūgis, ten viskas gerai, aš pasikeisiu, ten sparniuką padažiau ten ir viskas kaip. Ne, jos visos Amerikoje būna vis tiek apibraižytos, subraižytos, ten. Ir galiausiai... Tai ne tik Amerikoje, ta prasme, ir Lietuvoje. Jo, bet galiausiai tai momentas tas, kai atvažiuoja mašina, atrodo, tu jau nusipirkęs ją šiek tiek pigiau, tai kiekvienas papildomas 100-200 eurų atrodo jau skausmingi. Ir tau reikia, o tau sako, ir tu žiūri, tiksliau nesako, bet tu žiūri ir, nu ją visą reikia perdažyti aplinkui, nes jinai tiesi, bet jinai visai yra subražyta. Tai aš dėl to, kaip ir tu minėjai, lygiai tos pačios nuomonės esu ir tą patį sakau tas, kas manęs klausė. Geriausias mano akimis pirkimas tai yra priekis. Visi sako, taigi ten tiek visko kam. Ne, geriau priekio, tegul nebūna, nes tiek lonžeronas, tiek visos kitos detalės yra labiau prieinamos, pakeičiamos ir mažiau virinimo darbų atsiranda ir panašiai. Tai yra su priekiu. Priekiai yra vadinami iešmai, kurie, aš daugiau gal kalbu apie... Apie iešmus išgirdau, tai tikrai pradžioje iš tavęs. Aš visą laiką sakau, kad kiekvienam kaime automobilio detalės vadinasi skirtingai, bet iš tavęs pirmo išgirdau, kad automobilis turi iešmus. Iešmus, ant kurio laiko šašlyką variklį. Ne, čia kaip kas nori, tas taip vadina, bet pagrindė šiaip, jie vadinasi, ketvirtis priekinis, bet šiaip tos iltys arba iešmas, va kaip jie vadinasi. Ir viršutinė lonžerono dalis yra minkštoji dalis, žinai. Tai čia kaip kas nori, tas tai vadina. Tai va, tai tos vietos yra lengviau patiesinamos, sutvarkomos į savo vietas ir visas priekis susideda jau ten iš tų visų plastikų. Kada va tie visi galo mušimai, viskas, arba šoninis smūgis, kur gali kėbulą surinkti, tai sulinkti per pusę, tai jau iškviečia iki kėbulo keitimo. Tai aš visiems sakau, geriau pirk. Koks skirtumas? Ar detalė yra tik sulaužyta, ar jinai yra sutrinta? Tu ją vis tiek keiti. Taip. Tai ir viskas. O tai automatiškai, kaip ir tu sakai, tų norinčių mažai mušto automobilio yra labai daug. Taip, konkurencija labai didelė. Taip, ir tada tu automatiškai sumokė didelius pinigus. Tai geriau aš labiau muštą atrodysiu, kam nelabai skaniai atrodo, nupirksiu pigiau, bet vis tiek tas pačias detalės keisiu. Turim suprasti dar vieną dalyką, kada perkam truputį daužtą automobilį, kad tie patys automobiliai Amerikoje lieka vidiniai virtuviai, kaip aš sakau, jie neišvažiuoja eksportui kažkokias tai kitas trečiasias šalis. Ta prasme, Amerikoje irgi yra pirikūpų, įsivaizduojat, jie irgi perka mašinas, jie irgi jas tvarko ir parduoda brangiau. Tai va tas truputį daužtas jie dažniausiai nusiperka ir brangiau sumoka, todėl kad nereikia jokių muitų mokėti ten ir panašiai. Ta prasme, jie kitoj vietoj nemoka kitų dalykų, ką moka mes, bet už tai jie gali pastatyti daugiau ir nusipirkti automobilį brangiau. Tai va čia dar vienas iš dalykų, kodėl negalima, tiksliau nesigauna nupirkti truputį daužtą automobilį pigiai, bet tikrai būna išimčių. Aš vakar bandžiau, tiksliau stebėjau Mercedes GT AMG 2 durų, norėjau nupirkti už 32-33 tūkstančius. Likus valandą iki aukciono pasijungiau, už jį pastatyta jau 50 tūkstančių. Tai jeigu pasiskaičiavus su mokesčiais, su remontais ir su viskuo, kad jis atsistotų jau apie 80 tūkstančių, o Lietuvoje ar Vokietijoje galėtų tokį automobilį nusipirkti kažkur už 70 tūkstančių. Tai reiškia, kad tas automobilis galimai ir liks toj pačioj rinkoje, kad jis net neišvažiuos kažkur eksportu. Tai po to dar šiek tiek vėliau įsijungus jau buvo 53-500. Tai aš tiesiog klientų nusičiau screenshotą, mes palinksėjom galvom ir laukiam kito varianto. Tai va, turiu Sigitai, žinok, pasiruošęs kitą variantą. Labai dažnai užduodamas dar vienas klausimas yra, kiek kainuoja Dodge Challenger komplektinis priekis? Ar esi kada nors skaičiavęs, ar esi kada nors pirkęs komplektinį priekį? Iš principo, niekada nesu dar nupirkęs, kad taip atvažiavau ir sakau, duokit man komplektinį priekį iš tos serijos. Visą laiką susirenku viską iš detalių ir taip tiksliai pasakyti, už kiek aš jį esu nupirkęs, kiek kainuoja komplektinis priekis. Tai jeigu tu manęs paklausim, tai aš sakyčiau,
3000 visas komplektinis priekis. Tai yra žibintas, televizoriai, bumperis, kapotas, sparnai, visas tie, kiek va taip grubiai pasakant, visi plastikai, uždengimai, variklio apsaugos, viskas. Tai tiek aš grubiai skaičiuoju. Tai čia yra labai pigai. Labai pigai. Galiu pasakyti dėl ko kitų automobilių brangesni, nes Challengerio žibintai žiauriai numuša tą kainą viso to komplektinio priekio, nes tu paim kokio... Važiuoju, jisai va tai vadaro ten tą žibintas. Nu jo, nes pats matai koks televizorius. Taip, aš sutinku, kad tarkim, paimkim kokį BMW, Audi, tai aš visą laiką sakau, išrink priekį išrink Audi ir išrink priekį Challengerio. Challengerio varžtelį įtilps va taip Audi jau reikia 2 rankų. Man labai patinka, kai tu kalbėjai apie Audi inžinierius, kai jie pakaba. Nekalbėk apie Audi pakabą man. Sigitai, čia yra labai skaudi tema. Kaip sakai, kiek ten traukių padarė? Nu, papasakok tą, kaip tu sakai visą laiką. Žinok, jau nebepamenu, kaip aš tiksliai ten sakau. Tu sakei, kad ten tipo... Aš kaip aš sakau, 8 darom traukės, žinai, ir kiek reikia galia traukių, 8, ant kiekvienos pusės po 8, žinai, nes, Labai daug, tai žodžiu, grįžtame atgal prie Challengerio ir aš esu išrinkęs vieną Challengerį su 13 000 mylių ridos, čia praktiškai naujas yra automobilis ir jisai turi štai tokį, kodėl aš ir paklausiu tavęs apie komplektinį priekį. Todėl, kad čia galimai reikia viso komplektinio priekio. Nežinau, kaip tarp Challengerių yra balta spalva, man asmeniškai gal jisai žiūrisi nelabai. Labai man kas keista yra, kad Challengerių labai daug skirtingų komplektacijų opcijų, todėl, kad, realiai 6-4, tai čia kaip BMW M40, ten tarkim, skaitosi. Ir supranti, man kas keiščiausia, kad būna, tarkim, šis variantas. Skuduras. 6-4. Bulvių maišas. Tas kaimiškas bulvių maišas. O kiek kainuoja sėdinės Challengerių? Persinu už saloną kainuoja 670 moko. O jeigu naudota pirk? Žinok, net ne kartą, net nepirkau, nes 800 kažkas tai tokio kainuoja, rinkos kaina tokia. Bet vėlgi, supranti, kai tu nupirki 9, ką tu gauni? Tu gauni vis tiek, jis nebus idealios būklės. Tau kai persina, o čiukšt, o ten, kur siūnu, galiu iškart pasakyti. Buvo taip siūnu. Manau, kad geriau negu pats Dodge'as gamykloje pusiūna. Tarp kitko, mes su tavim Amerikoje važinėjom su Dodge Ram TRX. Tai abiejose pusėse gale trūko šponkių vadinamų, tai Sigis sako, čia greičiausiai iš gamyklos jie net neįdėjo. Taip, po to, matai, savininko paklausiu, sakau, čia ar galbūt kažkas klydau, gal daryta. Ne, čia viskas buvo. Tai, ten taip yra, ten salone, kai buvom, ta prasme, ne šį kartą su tavim, kai aš praeitą kartą buvau Dodge salone, stovi Ramas, aš prieinu prie Ramo, Ramas yra šių metų salone stovi. Vienoje pusėje va tiek va kapotas iššokęs, kitoje pusėje va tiek va sulinkė, suėjęs prie ties stiklu, suėjęs žemyn. Ta prasme, salonė pastatot mašiną, kodėl? Bet aš tą patį esu girdėjęs ir apie Fordą, kad žmonės nusipirko, man atrodo, Ford Kuga naują Lietuvoje iš salono ir važiuoja ir švilpė duris. Ir nuvažiavo į dažyklą, paprašė, kad sureguliuotų, sureguliavo duris ir viskas pasidarė normaliai. Bet čia Fordas, nieko nuostabaus. Tai man Fordas ir Challengeris ta pati klasė. Ta prasme, tos pačios klasės automobilis yra. Aš nieko negaliu sakyti, kai mes Amerikoje pagrabaliuojam 5 serijos naują BMW, tai jisai man atrodo, ta prasme, kinietis, grinai kinietis surinktas. Tai ateities automobiliai yra šiek tiek kokybė pakritusi ir tarp kitko Dodge'o gamintojas turėjo, pabrėžkime, labai gerą variklį 5.7 Hemi, kurių praeitais metais pabaigoje nutraukė gamybą. Ir prieš filmuojant tu man pasakojai, kad dabar smarkiai labai išbrango su 5.7 motorais. Išbrango ypač šitie Challengeriai, viskas, tai tu dabar įsivaizduok. Jų nebebus jau. Nuo šių metų, ta prasme, jų jau aukcione viskas. Tu maksimum galėsi, kokiais 28 metais tu galėsi nusistatinėti iki 25 metų. Ir aš jau bandau įsivaizduoti, kokia jo bus kaina.
Aš manau, kad bus... Tai klausyk, tai užperkam challenger ir laukiam, kol... Į kloną pastatom, žinai, aptraukiam ir paskui... Suremontuojam, nes ir detalės paskui bus brangios, nes visa kita, nes ir šiaip koncepcija pati automobilio pasikeičia. O aš nupirkau, tarp kitko, 1.57 reikia va tą motoriuką kur nors į šapukį įdėti, kad... Kas tu iš motoriuko ant dviračio, kai neužsidėsi, tiek reikia visos mašinos. Grįžkime vėl prie mano balto challengerio, aš galvoju nupirkti, jo aukcionas bus už valandos, bet mes gal jo išlauksime. Kaip tu manai, tiksliau, aš tavęs paklausčiau, kiek tu už jį statytum? Šiuo metu už jį yra pastatyta 5300 berods, tai nusirefreshinam, nes gali būti likusi sena kaina. Šiuo metu yra, palauk, nežiūrėjau. Eik, tu savo 6700, bet čia be bairio. Ir... Ką tu statytum? Metai geri, rida... Metai 22, 13 tūkstančių mylių. Gera rida. Lokacija gera, Floridoje. Greitas atplaukimas, Miami South. Kiek statytum? Aš tau galiu pasakyti tiek, kiek aš statyčiau. Aš už jį statyčiau apie tarp 11-12, bet jisai išeis apie 15. Aš pabandysiu jį nupirkti iki 10. Jisai yra pure sales. Bet dažniausiai, kai aš tai pasakau ir tu dabar pasakėjai, aš iki 10, tu jį nupirksi už 9. Ir paskui sakys, o ką aš tau sakiau? Tarp kitko, vakar iškrovė mūsų Durango, kurį mes nupirkom dar būdami Amerikoje. Ir Ignas Sigis sako, nupirksiu nuo 21 metų Durango, čia yra faceliftinis modelis. Taip. Jo salonas yra daug fainesnis. Ne, Durangas pakeitęs, faceliftę, pakeitė kardinaliai saloną, tai iš 5 duoda. Tai Ignas sako, nupirksiu iki 5000 Durango nuo 21 metų. Sigis sako, eik tu, baig tu, ištrinsiu, sako, kopartą, jeigu už tiek paimsi. 4500 PM. Va, dar net nutraukytę pridėsim. Sigis. Ne, aš tada prisimenu, aš tada sakau, aš išėjau iš kambario. Aš susinervinau iki tiek, sakau, negali būti. Ir aš tada bėgu iškart irgi, aš irgi galiu, negaliu. Ir vieną, ir kitą, ir antrą, ir trečią, negaliu. Man toks noras buvo nesišnekėti 2 dienas. Bet, Ignas jau po to sako, Sigyti, draugas, nori tau perleisti. Nereik man, nereik, dar buvo sekantis žodis. Žinot, koks... Jo, garsiai nesakysim. Tai žodžiu, tai palaukime šito automobilio aukciono. Jisai, aš dabar turiu net jau ir pasijungęs, jisai bus už 35 minučių. Ir labai dažnai žmonės pamato, kad 5 valandą prasidės aukcionas ir galvoja, kad visi automobiliai kaip tik 5 valandą aukcionai baigsis. Bet ne, valandą prieš arba pusę valandos prieš atsidaro vadinami vartai, prieš pradedant vykti aukcionais ir tada mes jau žinome, kada maždaug jie tiksliai vyks. Ir dar ką norėčiau pasakyti, labai aktualus klausimas, kai darai statymus, kad visą laiką reikia pasitikrinti automobilį. Prieš perkant jį būtina pasitikrinti per carbithelper.com, nes tai kaip tau rodžiau, vieną Dodge Ramą buvau susiradęs, atsidarau, sakau, viskas, geras toks, spalva. Jis tikrina mano budrumą, ar aš nepaimsiu jo. Jo, bet, jis, mano spalva, sakau, man šita spalva iš tikrųjų gerai, kodėl, aš negaliu, tokį pačią spalvą pats važinėjau, aš negaliu kitaip sakyti, kad šita negraži spalva. Man pati gražiausia šita spalva iš Ramo, ne pati gražiausia, šita tiesiog, bet viena iš gražiausių spalvų. Ir aš tai pasižiūrėjau, sakau, vienas iš variantų, kur galima pirkti, aišku, iš karto einu pasitikrinti ir ką aš matau, kad jisai 12 mėnesį 4 dieną buvo parduotas už 13 500. Aš, gerai, kodėl dabar jis jau kelintą kartą parduodamas, neatiduodamas. Po mėnesio? Jo, atsiranda ir ten buvo pardavinėjamas IAI, kitam kopartas. Iškart kvepia lėlę. Atsidarau, matau. Ir ką aš matau? Matau, kad jisai buvo gerokai labiau gavęs į nosį. Bet viską... Padidink nuotraukytės. Gerokai labiau, žiūrėk, visas
priekis, viskas nuvažiavo. Aišku, žiūrint į tai, kokias aš perku mašinas, aš būčiau šitos neįsigandęs. Bet jos, ką buvo nupirkę už 13 500, jos plius minus realiai kaina ir yra su tokiu mušimu. Visa kita. Bet ten jau kaip pardavinėja, ką jie padarė? Jie paprasčiausiai nuperka tokį automobilį, paima, liaudiškai, prie medžio prikabina, atitampo tą biškį priekį, sulūžusias aprenka, atrodo, čia gal tai biškį tik tai pastumta. Ne biškį, ten viduje rasit daug. Tai visą laiką prieš pirkdami automobilį pasitikrinkite per cartbithelper.com, pasinaudoję U11 kodų, gausi 10% nuolaidą, nes Aš sakau, privalu pasitikrinti, nes kitaip galite įsigyti tokį modelį, kur atvažiavę užsiimsit už galvos ir sakysit, kodėl tiek brangiai už taip labai muštą automobilį sumokėjau, mažai muštą automobilį sumokėjau, o gaunasi, kad taip. Šiaip, iš tikrųjų labai yra svarbu. Aš jau ne pirmus metus perkau automobilius iš aukcionų, tu irgi ne pirmus metus perki iš aukcionų ir savaime jau išsiugdė tam tikri dalykai, ką reikėtų atkreipti dėmesį. Tai vienas iš dalykų, ką reikėtų atkreipti dėmesį, pavyzdžiui, esu matęs iš Igno draugų, yra žmonės nusipirkę ML dar 164 kėbulę, tik galų varoma. Dabar mes esame įsijungę GLE 350, jis atrodo labai geras automobilis, ta prasme daužtas, bet čia nieko baisaus tikrai nematau šitam pažeidime ir jisai yra tik tai galų varomas, real wheel drive. Praktiškai Europoje tu tokio automobilio neparduosi. Palauk, aš žinau, ką tu pasakysi, kad Vokietijoje yra biški kitaip. Jo, kodėl? Aš biški pertrauksiu tave, bet turėjau tokį įvykį, aš prieš šitos visus Dodge'us turėjau nusipirkęs X5 F15 S-Drive, Tigalu. Ir tuo pačiu metu turėjau F15, abudu balti, abudu padariau identiškus, bet tas greičiau prasidavęs drive'as. Tai gal kaina kitokia buvo? Ne, vienoda kaina. Ta prasme, kodėl taip yra? Todėl, kad jis, man asmeniškai važiuojant, lyginant su tais pačiais, kai aš galėjau atsisėsti tiek ant vieno, tiek ant kito, aš tiesiog pabandžiau. Man S-Drive'as asmeniškai patiko labiau vairuoti. Jis pasukomumas didesnis, kūro mažiau valgė ir, kaip sako, Vokietijoje jas perka, todėl kad ten arčiau žemiau, kur nėra žiemų, jis nėra džipas F15, teisingai. Bet ta prasme, aš gyvenu Vilniuje už miesto šiek tiek ir mačiau, kaip žmonės atvažiavo sklypo apsižiūrėti su E-klasės Mercedesu, nosį nuleido, truputį į dobytę ir viskas, išvyras susėdo galas ir jie negalėjo išvažiuoti. Tai čia mano yra asmeninė nuomonė, ta prasme, turint džipuką ir jį turint tik tai galų varomą, jis yra niekam tikęs. Bet ta prasme, kiekviena prekė turi savo pirkėją, aš asmeniškai tokio nepirčiu, nes aš žinau, jeigu aš tokį nupirčiu, aš jo niekada neparduočiau. Jo, bet čia yra, Aurimai, gal pas mus Lietuvoje tas priimtas, ta prasme, jeigu džipas, tai kaip čia ne 4 varo? Kodėl? Ne, aš, Vokietijoje, kiek bendrauju su kolegom ten, ta prasme, jie, okei, gerai, gali būti ir galų vedamas. O šiaip beje pas mus, anksčiau, pavyzdžiui, Lietuvoje, nežinau, kiek galiu sakyti 100%, bet nebuvo galimybės tokios, kad turėti, tarkim, X5 S-Drive. Nebuvo tos galimybės. Aš sužinau apskritai pats apie tai, kad yra X5 su galu tik tai vedamu iš Amerikoje. Kai pradėjau žiūrėti, kad tas S-Drive, tik galas, žinai, tik tai sužinau. Tiksliau pasakius, atvirai prisipažinsiu. Tik nupirkęs. Sužinau, kad taip yra. O dabar pas mus irgi gali nusipirkti S-Drive. A, ne? Taip, gali nusipirkti tik tai galų vedamų, yra opcija ir panašiai. Geras, net nežinojau. Nes aš, pavyzdžiui, esu prisižiūrėjęs, dabar pasijungęs. GLE, tik galas varomas. GLC, tik galas vedamas. Ta prasme, žiauriai daug jų yra ir aš tikrai esu matęs jų ir GLK, ir X5, ir X3. Ta prasme, visi SUV-ai, kurie Europoje yra populiarūs, jų labai daug tenais yra galų varoma. Aš asmeniškai nemėgstu net tų didžiųjų džipų senesnių.
Pajero, Land Cruiserio ir ten va šitos va klasės automobiliai, kur jau neparketinis rėminis džipas. Aš jų nemėgstu vien tik tai dėl to, kad tu rankiniu būdu įsijungi su kuo važiuoti. Arba tik tai galinis tiltas, arba priekinis kartu tipo tiltas. Ir kada aš esu matęs ne vieną kartą, kai iškrenta pirmas sniegas, važiavo kruzakas, visos lengvusios mašinos pravažiavo, o kruzakas guli ant stogo. Žinai, tipo, tai vat man tas dalykas, kada pas tavai yra džipas vien tik tai galų vedamas ir tu pats kontroliuoji, kurį ašis veda, man yra tai nesaugu. Todėl aš nežinau, aš nepirkčiau tokio automobilio. Ne, jeigu atvirai pasakius, tai man ir pačiam aš nepirkčiau, nes jeigu aš atvažiuoju ten, kur gyvenu į kiemą su džipu dideliu, atvažiuoju, paimkim pavyzdį su Ramu, atvažiuoju galų vedamu, yra galų vedamų Ramu, atvažiuoju Ramu ir... Tik galų vedamų. Ja, ir prašau kaimyno su ten... Mazda Audi, man ta Audi kažkoks... Nežinau, stringa. Tik kažkokia. Okay, kažkada tai yra tave Audi įžeidus. Na gerai, F30, X-Drive'as, atvažiuoju ir sakau. Yra slapta istorija. Apie ką? Apie Audi? Ne, neturiu. Gerai, teskime tada apie... Ja, ir sakau, atvažiuoju į kiemą su tokiu džipu, žinai, ir sakai, kaimynai, gali patraukti, negaliu iš vietos išvažiuoti. Kvailai atrodo, teisingai. Tai čia vat pas mus tos... Yra tas. Ne, taip jeigu mes pradėsime apie tai, ką pagalvos kaimynas, tai... Bet tas yra Lietuvoje, tas yra. Vat čia pas mus tas ir yra. O ką pasakys? Ta prasme, aš garantuoju, kad 80% žmonių nusipirktų vien tik tai su galų varomu. Bet jie neperka dėl to, ką pasakys kaimynas, draugas ir panašiai, žinai. Nors realiai... Nusipirksi ir viskas. Kiekvienas mes turim tą draugą ekspertą, kuris viską geriausiai žino. Taip. Visose srityse jisai geriausiai išmano, visi turim tokį draugą. O kitas dalykas yra dar toksai, kad aš jau ne pirmus metus perkau automobilius ir pastebėjau, kad dar tik tai kokie 2 metai, kada lietuviai pradėjo domėtis automobilių rydom. Anksčiau pirkdavo 80% žmonių mašiną. Užsienyje jau nuo senų laikų, man ten kažkada prieš 10 metų nuvažiavus į Angliją, būdavo nesuvokiama, kodėl ta pati mašina su 200 000 mylių ridos yra už 6 000, o su 500 mylių ridos yra už 12 000, tipo, žinai, kodėl. Ir pas labai daug kas yra tas mąstymas, kad jie perka prekę, mašiną ir komplektaciją, o į ridas neatkreipia dėmesį. Ir va dabar tik pastebėjau, aš pavyzdžiui savo klientams stengiuosi automobilius visus pirkti geriausiai 50-60 000 mylių, iki 100. Ir tai čia jeigu yra senesnis automobilis negu 10 metų. Tarkim, iki 100 000 km. Ir tikrai yra tarpininkų, kurie pardavinėja automobilius ir per socialinius tinklus, ir Facebook'ose reklamuoja, ir matau, kur meta ir buy now variantus, ir ten būna mašinos po 250 000 mylių ridos ir 300 000 mylių ridos. Ir tada galvoju, kas gali tokią mašiną nusipirkti. Ta prasme, jinai ten atvažinėta yra ir tu jau nuvažinėtą mašiną pirkiesi savo. Ta prasme, čia yra tiksinti bomba. Jo, ir ką aš noriu pasakyti, kad praktika rodo, kad va tavo didelis kilometražas nuvažiuotas susiduri su dideliam problemom ne pačios galbūt mašinos, bet taip jau amerikiečiai jų neprižiūri ten. Ta prasme, salonai visiškai sunešioti. Kas antra mašina, kurie atvažiuoja iš Amerikos, yra su išsitaškiusiais gaiviaisiais gėrimais. Oi, čia apie Coca-Colas aš net nekalbu, visi mygtukai nesimaigo. Pirštas prilipo. Ja. Ir tai va, tokia yra ta rizika perkant automobilį su didesnė rida, kad tu realiai tam momentui pigiau sumokėsi, bet eksploatuodamas per metus daugiau pinigų suleisi į eksploatacinius dalykus. Taip. Aš visą laiką sakau, kas manęs paklausia, ta riba iki 150 tikrai galima. Išskirtiniais atvejais gali iki 200 000, bet turi jau mašiną matyti nuotraukose viską idealiai ir patikimus variklius. Tarkim, tokiem kaip Hemi motoram, tai aš neįsivaizduoju, kas jiems galėtų atsitikti ir kokia rida yra ta kritinė rida. Bet žiūrint į tai, kad pavyzdžiui, BMW T35, N55 tas motoras, kai jisai lepus yra, aš iš Amerikos tikrai bijočiau virš 100 000 pirktą rydę. Nes tu perki iš karto su tikimybė pasikeisti variklį, kuris kainuoja virš 3000 eurų. Taip, o dėl ko jis kainuoja? Todėl, kad... Na ką, ateina laikas aukcionų.
Aš bandysiu išlošti tą baltą Challengerį, jisai yra Pure Sale reiškia, kad jisai yra parduodamas be rezervo. O tu ką esi nusižiūrėjęs? Dodge Ram 19 metų, taip pat Pure Sale'as, bet dabar stovi pas jį jau 9300, ok, 12-13 nuo savęs. Ne, čia tu kaip šitas gintukas, šiaip iki 13, bet dar štuką nuo savęs damės. Nu, galiausiai už 17. Ir labai azartiškas dalykas yra aukcionai. Labai dažnai žmonės mums sako, davai dar. Ramiai. Sakau, mums nebūtina nupirkti šitą automobilį. Šitą automobilių yra daug. Amerika yra labai didelė ir variantų yra labai daug. Taip. Mūsų tikslas yra nupirkti automobilį pigiai, gerą. Pastatyti, dalyvauti nieko nekainuoja. Galim dalyvauti nors ir 100 kartų, kaip sakant, kad nupirkti automobilį. Mes ilgiausiai esam žmogui pirkę mašiną gal 40 dienų. Ir Q7 Audi. Ir kiekvieną dieną po kokius 5 variantus. Ir statai, bandai gerą kainą pagauti. Ir galiausiai vis tiek nupirkom. Vienas klausimas. Turėjai kažkokią tai istoriją per automobilį medžioji, per kiek kartų, tarkim, 3 iš 4, 5, 6 karto tą patį automobilį. Buvo tau taip? Kad pirkčiau? Taip. Šiandien bandysiu pirkti automobilį, kurį jau prieš savaitę laimėjau ir man jo neatidavė. Laimėjau už 9700. Ok, tai antras yra iš 2 kartų. Toliau. Jo, čia iš 2 kartų, čia yra va štai šitas Mercedesas. Aš jį buvau laimėjęs už 9700, jis pas mane visą savaitgalį prakabėjo ant rezervo. Šiandien bandysiu po šito aukciono dar kartą jį laimėti. Tai o čia va įrodymas, kad iš tikrųjų buvau jį laimėjęs. Ir jo aukcionas yra už 69 minučių, 68. Palauk, tai pabandysim norėti. Tai aš teisingai suprantu, kad daugiausia kiek kartų tą patį lošti bandėjai? Ne, aš asmeniškai kažkodėl man pavyksta pakankamai greit nupirkti automobilį. Aš galiu papasakoti istoriją iš mūsų kolektyvo. Tai gal tu brangiai moki? Ne, aš brangiai nemoku. Tai aš, ta prasme, perku už geras kainas automobilis, bet aš taip tikslingai ateinu ir taip, hello, $. Jie man mašiną, žinai, iš karto ir atiduoda. Edgaras yra pirkęs, tarp kitko, 2 Challenger, tu šitą istoriją esi girdėjęs. Bandė jie nupirkti 3.6 Challengerį, grey spalvos ir laimė, neatiduoda. Net jokias dėrybas neina. Parašė laišką, kad nevyksta jokias dėrybos, 3 kartą laimiu tą automobilį. Ir tada galiausiai Edgarui jie neatrašė. Edgaras pasiskambino į IAAI, pasakė, kas yra. Sekantį kartą laimėjo ir atidavė jam tą automobilį. Bet be jokių dėrybų. Va tą istoriją aš išgirdęs, man iš tikrųjų buvo toks, kaip, taip įmanoma, bet pasirodė. Mūsų kolegos iš Amerikos irgi tą patį sakė, su jumis niekas nekalbės. Tenais. Edgaras dasimušė savo ir tarp kitko yra taip, kad, pavyzdžiui, S55 AMG 220 kėbulę esam laimėję ir irgi laimėm, yra rezervas, nesidara, netidavinė. Vėl ta pati istorija, tik tai koportas, laiškas, 3 ar 4 aukcionas paimam. Dabar aš turiu tokią istoriją, jau 2 kartus buvau laimėjęs seną autobusiuką. Vieną kartą laimėjau už 4900, kitą kartą laimėjau už 9200, 17 yra rezervas ir su manim visiškai niekas nesidara, jį tiesiog po poros dienų vėl iš naujo įmeta į aukcioną. Tai... Nu, bet čia pas jūs jau galiu pasakyti, tada jau profesionalumas, atkaklumas, kad jau taip galima paimti ir parašius taip, kad atiduotų. Aš asmeniškai netikėjau, bet kai pamačiau, pasakė, tai okei, sutinku. Žinai, mes ne pirmus metus jau perkam automobilius, tai patirtis daro savo. Yra ir tam tikrų ryšių jau ten, žinai. Ten kopartėlį, žinai. Kopartė ten savie. Pasiskambinu, girdi šitą ant rezervo, paspaus, kad atiduotų automobilį. Ne, šiaip iš tikrųjų įdirbis, bet kokiais rytį, ką tu bedarytum, ar tu kliuotum. Mes šnekam nepramiegosim 4 minutės. Jokio judesio negali būti 4 minutės, sėdėsim dabar, kiek palauk žadėjom mes užįstatyti? 10-12. Bet, tu sakėjai, kad 12, o aš sakiau, kad iki 10 paimsiu. Dabar turiu dar 2500 rezervų. Ir dabar žiūrėk.
Už galastų pirštukus. Va taip, galandų pirštukus. 4 minutėlės ir taip. Aš filmuoju, tu dėlioji. Man liko 11 minučių. Va, apie ką aš ir kalbu. Labai dažnai būna taip, kad aš šiaip kiekvieną dieną turiu beveik apie 30 aukcionų atsirinkęs. Manęs labai dažnai žmonės klausia, kaip tu atsirinki automobilius. Negaliu paaiškinti, kaip. Tiesiog iš intuicijos, kaip sakant, varai, skrolinį, šitas ne, šitas taip, žiūri ridas, žiūri lokacijas, kur randas, jau vis tiek per tiek metų yra atidirbimas. Matai, kuriam regione yra automobilis. Čia atsiprašau, bet lygiai taip pat kaip aš. Ta prasme, verti. Žodžiu, verti ir va, šitas viskas ir paskiau. Beje, norėjau paklausti, nebuvo taip pas tavę, kad sėdė aukcionė, o šitą gerai pastatai ir paskiau einu, aš pasitikrinsiu, ką nupirkau. Ne. Nebuvo? Ne. Man buvo. Taip, tai liko 1 minutė, sekantis automobilis bus mūsų, norėčiau jungti garsą, bet tai žodžiu. Aš kiekvieną dieną atsirinku apie 30 aukcionų, susidedu juos į watchlistą, nusistatau už kiekvieną automobilį, kiek galima statyti. Jau kai tiek metų dirbi prie automobilių, vis tiek va taip įsijungi, taip, šitam 10 remontas, šitam 7 kokie remontas. Vienas dažniausiai užduodamų klausimų prieš perkant kliento automobilį, iš kliento pusės yra, kiek man kainuos remontas. Tai aš taip žinai, 6, 8, 10, 12. Plius minus pasakai, nes tu gali daug ko nesužiūrėti, visokių plasmasiukų ir panašiai. Bet o kaip tu kiekvienai mašinai, tarkim, aš pavyzdžiui apie kitas mašinas negaliu nieko pasakyti, ta prasme, kai klausia, kiek remontas. Apie Dodge'ą aš, pasižiūrėjau ir aš galiu pasakyti, 1002 max tikslumu. Aš turiu draugą tave, kada aš perku kažkokį amerikietišką automobilį, aš kartais paskambinu tau. Jau per tiek laiko, kai aš tau sakau, kiek statytumų šitą Challengerį, o kiek statytumų šitą Challengerį, jau vis tiek jau kažkiek turi patirties. Yra Gintaras, kuris su Mercedes labai gerai gaudosi, jo paklausiu, kiek galima statyti. Okay. Ir va taip, tipo, tu ir sianalizuoji, o tam tikrus modelius vis tiek jau po to žiūri, čia šitą galima tiek ir tiek, tu man pasakyk. 22 metų Challengeris, 13 000 ridos, 6.4 variklis. Už kiek jį galima parduoti Vokietijai? 40 gausi. Va. Reiškia, 10 000 yra statyti labai adekvati kaina. Dar vienas dalykas, kaip kartais būna, kada neturiu su ko pasitarti. Jeigu ten pirkčiau kokią Dacia Logan ir neturiu draugų, kuris žiauriai gerai gaudosi juose, tai skaičiuoju 1/3 statymus. Jeigu mašina kainuoja 36 000 skelbimuose, tai perku 12-13 000. O taip grūdai. Ir tada matematika susidėlioja. Gal ir labai žiauriai nuskambės, bet čia yra loterija. Ta prasme, man yra buvę per tiek metų vieną kartą, kad automobilį nupirkom, atvažiuoja į Savaną, pastomą į terminalą, atidaro bagažinę, visos detalės naujos mašinos sudėtos. Tik žibintų nėra. O šitą girdėjau istoriją, pasakai, tai man. Tiesiog jackpotas. Aš važiuoju su M5 Kaune, žmogus pypsi sankryžą. Sako, iš jūsų pirkau mašiną, sakau, eik tu rimtai, sako, aš tik žibintus nusipirkau. Balkiai, viskas naujas sudėta, viskas, mano aukcionas. Važiuojam. Žiūrim. Bėdas, eik tu savo, United States. Ne, čia Indija. Kas čia? Kaip taip? Mes dviese esam. Čia vat vienas iš psichologinių dalykų, iki kiek gali statyti, kiek jisai nori. Jisai bus irgi 10 000 nusistatęs. Tai reiškia, kad reikia imti automobilį 10,5. Todėl, kad visi iki 10 nusistatinėja. Žiūrėk. Jisai labai atkakliai parodo, kad jisai labai nori šio automobilio. Dabar jau 2 jau pradeda galvoti. Viskas, jisai galvoja, reiškia, bus automobilis. Negali būti, ne! Ta prasme, aš iki 10 000 dar turiu rezervą. Viskas, 9-9, jisai dabar bando mano nervus. Taip. Ir... Taip. Gerai, jau viskas viršėm tą limitą. Taip, viskas gerai. Ar jisai buvo iki 10 nusistatęs? Buvo nusistatęs. O, Monster Beat'ą daro? O.
Čia jis mane išgazdint bando? Nu, tipo, žinai. Nu gerai, 10-400. Gerai. Nu, tai reiškia, jeigu iki 11 pasieksi, tai reiškia, vidurkis... Nu. 10-6, nepavyksta, paleidžiu. Nu, davai, dar vieną kartelį. Bet vieną kartelį. Čia ir viskas, nežiūrim viskas, nusisukam. Ne, žalį dar, viskas nepavyko. Žinai, kas gaila, kad jisai... Nu, paskutinį kartą. Paskutinį kartą 11, žinai, ir jisai... Nu, 40 pardavimo kaina. Ne, viskas. Nebepasiduodam emocijai. Ne, bet iki 12 eisi paimsi. Aš kaip ir sakiau, būtum ėjęs iki 12, būtum paimti. Nu, tai normali kaina, reali. Tai nu, ir viskas paleidžiam. Dabar laukiam, kol tavo aukcionas. 7 minutės liko. Okay, bet o aš tuo metu susižiūriu savo kitus aukcionus. Tai 5-6 minutės, kažkaip ilgai tos 5-6 minutės. 7 minutės, bet žinai, kartais būna toksai momentas, kai lauki, nu va, liko 3 minutės ir papuola tame tarpe kokios 2 mašinos, kurios... Po 2 minutės lošia. Ja, nu tai čia dar 2 minutės, aš vieną kartą esu turėjęs įvykį, negaliu dabar tiksliai pasakyti, bet prieš mano automobilį buvo kažkoks BMW 7, Alpine, ten kažkoks turbūt mandras. Jo pardavimo kaina aukcionė išėjo už 100 000. Ir įsivaizduok, iki 70 gal tūkstančių buvo. Taip, va. Ir paskiau, taip, va. Pim, pim, pim. Aišku, ten ne po 25, ne po 100 baksų jau statymai. Aš atsibodo, man laukti, sėdžiu, kada galvoju. Reikia iškart 100 užmesti ir viskas, ir būtų ramu. Nu taip, aišku. Geriausia visos priekį išpirkt, kad greičiau tavo ateitų mašina. Bet tu matai, kaip čia mane bandė išgazdinti su Monster Bidu iš karto. Tipo, atšau, girdi. Ja. Nu, bet žiūrėk, ir įsigandai. Nu, ir įsigandau, ir nepaėmė. Viskas, tai. Būtų paklausęs manęs iki 12 statės ir garantuoju už 13 paėmęs. Mano tikslas buvo nenupirkti šitą automobilį už rinkos kainą. Bet sukelti tam žmogui kainą. Man žinai, kas yra įdomiausia? Kopartas, amerikietiškas kopartas yra prieinamas visam pasauliu. Va, Guatemala šiuo metu lošia automobilį. Delavai ir kažkoksai tai Pensilvanija, nu čia Amerika jau tipo lošia. Gana. Ta prasme, lošia visas pasaulis. Ir kai tu būni susikapoji, va, kad ir dabar dėl to challengerio, su vienu bičiu. Nu, aš galvoju, kad su bičiu. Susikapojau ir... Ja. Ir kai pagalvoji, kam pasaulyje galėjo prireikti dar vienam šito challengerio? Nu kam jam? Šiuo metu... Lyg maža kitų būtų. Jo, dabar žiūrėk, dabar Ambairė. Toj linijoje, kur tu dabar žiūri savo ramažais, šiuo metu yra pasijungę online 1657 žmonės. Ir netgi iš tų pačių 1657 mes dviese kapojamės dėl tos mašinos. Taip. Ta prasme, tai man va čia yra didžiausias kosmosas, kada va tiek va žmonių kapojasi. Man labai keistas yra IAI aukcionas, nes ten, kai jisai, pavyzdžiui, pasileidžia ir tas pirminis būna, tu jau, kai da pasileidžia laivas, koparte gali 3 minutės dar iki aukciono, jau kada lieka 3 minutės iki aukciono, nebeleidžia statyti, tada tik tai laivas. O IAI, man atrodo, gali statyti automatinį bidą iki tol, kol vartai atsidaro, po to jau nebegali statyti. Ir tada, kai įsijungia aukcionas, aš atsimenu, bandžiau X3 laimėti, kažkada net serija yra nufilmuota, jis stovi už 4000, galvoju, su M-paku, su visko iki 6 paimsiu. Ir taip tik tai 8. Net piršto nespėjau davesti. Kaip? Tu jai supranti, kaip yra, kopartas leidžia tau statyti 3 mašinom likus iki jau jo eilės, jie leidžia statyti, bet ten vyksta tas, vis tiek vyksta aukcionas, jeigu ten tu pastatėjai, aš pastačiau iki to aukciono ir persimušinėjai, o ten ne, jai pastatėjai maksimumą ir galbūt jau tave ten daug kas permušė, bet ne, tau įrodo, kad tipo tavo automatinis bėdas, tai va tas momentas tai irgi geras. Ir kas dar ten man nepatinka, jai. Tai kai dalyvauja, ne? Būna, pavyzdžiui, nori statyti, būna iškart tipo rašo, kad tu dėk ten $100 daugiau, bet išlaukia iki jau prie pat, 50 nukrenta kaina ir vėl tas daina. Tai aš vieną mašiną esu nupirkęs, nematydamas, kad taip, žinai, iš inercijos maigau ir paskui galvoju,
kam? Būčiaugi mažiau paėmęs, bet buvo taip. Yra buvę ir man neslėpsiu tikrai taip. Tai vat netgi dabar liko iki tavo ramo 3 minutės ir jau kur galima paspausti max bidą, štai čia, jau viskas, jau nebeleidžia. Nebeaktyvus. Tipo, gali dar čia leido pastatyti, bet net nepasistatys. Tai laukiam tavo aukciono ir linkiu tau sėkmės, kad gal tau pavyks jį laimėti. Kiek jo pardavimo kaina? Apie... Kažkaip šiandien man tas 40. Tai, kada aukcionė perki mašiną už 10 000, tai taip ir turi konvertuotis, kad iš 10-40 pasidarytų. Aš pirkimą iš aukcionų vadinu 3 pakopų leasingu. Kodėl tai yra 3 pakopų leasingas? Todėl, kad nusipirki automobilį, susimokė už automobilį, aukcionų mokesčius, susimokė už konteinerį, susimokė tarpininkavimo mokestį ir ten, tarkim, krovos darbus. Ir tada, kada automobilis atplaukia, tu susimokė muitus. Susimokė importą, importas, taip, importas susimokė. Taip. Ir, žodžiu, muitus. Susimokė muitus ir susimokė 21% PVM. Tai 31%, sakykime, susidaro. Tai čia yra antra pakopa leasingo, o trečia pakopa leasinga yra, kada tu pradedi tvarkyti automobilį ir sukiši visą remontą. Man asmeniškai, kaip pirikūpų, šitas dalykas yra visai fainas, todėl kad tu nepajauti, kaip tos pinigus. Ar aš nupirkčiau mašiną dabar Dodge Ram už 35 ir už 40 parduočiau. Ar aš nupirkčiau dabar jį už 12, susimokėčiau ten su visais atkeliavimais ir panašiai ten 16-17, tada sumokėčiau muitą, tada sutaisyčiau, ta prasme visiškai netaip jaučiasi tie pinigai, kada tu iš sąskaitos 3-5 išleidai. Taip, tai aš irgi taip galvoju, kad, ta prasme, kur ateiti šiandien atiduoti, dabar visus ir kur, kaip tu sakai, po truputį, tai tas, tas yra. Tas yra. 3 pakopų čia negirdėjau, geras pavadinimas, 3 pakopų leasingas, įsiminsim. Leidžiu naudoti, jeigu ką. Autorinės teisės. Ir va čia mes kaip tik apie tai, ką kalbėjom prieš tai buvusi mašina, tas 3 minutės kaba. Taip, ir dar kas labiausiai erzina, tai visą laiką statymas eina ant pačio jau galo. Šitą, pas mus vienas kolega buvo, kuris va taip irgi sėdėdavo, laukdavo. Bam, tik tai vieną, žinai, padarė ir tipo, jisai tikisi, kad jisai padarė paskutinę sekundę ir kad žmogus nesuspės sureaguoti ir padaryti savo statymą, nors realiai čia kiek. Reikia paskaičiuoti. Aš šitą vietoj priešingai darau, žinai kaip aš darau, jeigu mane permašinė, aš iškart, ta prasme, psichologiškai duodu žmogui suprasti, kad aš jos noriu ir man jis žiauriai reikalinga. O jeigu jau tu pačioje paskutinėje minutėje dedi, tai tu jau, man toks jausmas, kad kaip ir tu dabar tą challengerį bandėjai. Dar vieną. Nes aš norėjau iki 10 nupirkti ir aš ten tai va. Savęs. O jisai tau monster beat parodo, kad jisai nori ir tau netiduosiu. Dominuoja. Taip. Kiek čia? Next. Gerai. Žiūrėjau. Ir mes taip užtylom, žinot, tu. Dabar aš tave paraginsiu. Statyk. O, net nespėjai pastatyti. Žiūrėk, ne. Italas. Ir dviesi su italu. Palaukiam, duodam pasiekti. Dar vienas, 3. Šiuo metu prie aukciono yra prisijungę 1748 žmonės. Tai ko nestatai? Palauk. Sako, parodau. Hot lot. Žiūrėk, dar porą kartelį, jeigu ką. Žiūrėk. Kiek mes sakėm statysim? 12. Bandyk iki pusės. Davai, pastatyk dar. Net nedavai. Statyk dar vieną kartą. Ir vse. Paleis. Ne. Bet irgi vėl vienas liko. Supranti, vienas žmogeliukas liko ir viskas. Dar vienas kartelis ir matai, kad dažniausiai, netiduos jisai jo ir už tiek, aišku, nereikia. Ta prasme, irgi nereikia perdegti. Šitoje vietoje irgi gali sudegti ir panašiai, nes tu įsijauti į tą žaidimą keli ir paskiau
O kam aš tiek pakėliau? Nes ta prasme, čia ne vienintelė ta mašina. Bus tų mašinų dar ir daugiau ir panašiai. Tai nepaėmė dabar. Aš visą laiką, kas nori, skambina ir klausia manęs nupirkti, visą laiką sakau, žiūrėk, užsibrėžti tą tikslą, nes jeigu tu be tikslo nusipirksi, permokėsi ir bus labai blogai. Tai čia irgi nusibrėžėm, ten keli šimtai gali žaisti toj vietoj. Mes irgi, kai netgi ir žmonėms perkam mašiną ir sugalvoja, kad nori iki 12 000, kartais pastatom keliais šimtais daugiau, nes matai, kad vienas dalykas yra tas, kad žmonės nusistato visi 15, 12, 13, žinai, lyginį skaičių. Ir tada tie keli šimtai gali daug nulemti, o kartais dėl tų kelių šimtų gali prarasti gerą variantą. Taip. Ką, bandysim dar vieną tavo automobilį šiandien, tiksliau, bandysi tu nupirkti dar vieną automobilį šiandien? Taip, išrinkau, radau šiandien S klasės Mercedesą Coupé, jisai šiuo metu stovi 10 900, 11 500, gal 12, nes čia yra 5.5 paprastas variklis, ne AMG, pilkas, bet su labai lengvu mušimu ir turi 62 000 mylių ridos. Tai bet jisai ir netaip muštas kaip mano. Jisai lengvai yra muštas, aš šiuo metu negaliu parodyti, nes dabar toj bus aukcionas, bet jeigu man pavyks jį laimėti, aš tau parodysiu, šį pasijungsiu. Gal tu nežaisti. Ir čia, žinai, tas būna momentas, tai jungi atgal. Išėjo viskas, žinai. Taip, tai pabandysiu dar jį to jaus nučiupti. Bet tu man kažką pasakojai dėl konkursų. Kaip sekasi su tavo Challengerio konkursu? Šiaip viskas labai gerai, jau konkursas eina į pabaigą. Tu jau surinkai Challengerį? Jau nedaug liko kelios smulkmenos, dabar jisai poliruojasi, tai negaliu šioje serijoje apie jį nieko kol kas parodyti, nes nuvežtas į poliravimą, kol susipoliruos, susitvarkės, dar reikės išplauti, dar yra, kai kelios tu manęs nenutraukinėk, taip, man čia, žinai, tas azartas toksai, žiūrim, negi tau šiandien pavyks kažką nupirkti, pavyko, bonus. Kas yra? Nieko nėra, dar vienas, ne, viskas, tavo 11. Paslėdinas kartas. Jo, ir dar 1000 užmes nuo savęs. Ne, paleidžia. Viskas. Tęskite apie konkursą. Tai realiai viskas po poliravimo, įsivalo, įsiplauna ir jau aš manau, kad turbūt kitoje jau sekančioje serijoje paskelbsiu tą datą, paskelbsiu kas, kaip ir kur bus, kaip traukiami burtai, kur galėsit... Pakviesi savo žiūrovus, kad galėtų gyvai sudalyvauti konkurse? Aš manau, kad reikės taip daryti, bet viską paskelbsiu. Kad niekam neiškiltų... Viskas bus tikrai atvirom kortom, kad nekiltų nei menkiausios minties, kad kažkas tai ne taip, viską taip padarysiu. Galės bet kas pačiupinėti, pasižiūrėti, atvažiuoti ir padaryti tik tai vietą ir tikslų laiką, pranešiu turbūt jau kitoje serijoje. Tai va taip, o dabar ką dar norėčiau pasakyti, tai norėčiau padovanoti dar 5 kvapukus savo YouTube subscriberiam ir 5 kvapukus Instagramo sekėjam. Tai YouTube 5 subscriberiam, prenumeratoriam, lietuviškai tariant, išrinksiu burto keliu tie, kas, taip, tie visi turi būti Instagramo sekėjai. Tai aš tiesiog išrinksiu 10. Burtų kelių 5 iš Instagramo gaus galimybę gauti dovanų Challengerį ir 5 iš YouTube kanalo. Tai jeigu dar esate nepasekę U11 Instagramo ir YouTube, tai būtinai taip pats laikas ateiti ir gauti dovanų. Tai ačiū tau, kad pakvietei į savo laidą. Ačiū tau, kad atėjai. O jeigu jums patiko, paspauskit patinka ir parašykit komentarą, ar patiko toks formatas. Ir jeigu ką, mes susigiu dar kartą susėsim ir papasakosim ir dar pabandysime. Įdomesnių istorijų. Taip. Gal netgi kitų žmonių pakviesim pirikūpų kokių, kad papasakotų savo. Šiaip būtų visai įdomu ir tema būtų padiskutuoti, kokios pas juos istorijos visokiausias būna. Nes čia su aukcionai, su viskuo tai belenko būna. Tai iki. Čiau.